Ir nuvažiavo ežiukai gyventi į Pirštinę. Miškučiu pypsėjo pelytė ir pasiklydęs iš kažkur tai cėlino katinas. Ir pagavo katinėlis ir pelytė ir pamatė abudu Pirštinę. Priėmė žvėreliai gyventi ir katinėlį, ir pelytę. Būtų visi draugiškai ir gyvenę. Bet tuo tarpu girininkas grįžo atgal. Eidamas pamatė savo pamestą pirštinę. Pajudino pirštinę ir visi žvėreliai išsigando ir pabėgo. Bėgam. Ir tiek gražių vaidinimų, žodelių, dainelių, posmelių, vaikučiai. Aš net Kalėdų senelį pamiršau, kad man taip liūdna buvo be jo. Bet aš vis tiek norėčiau Kalėdų senelio, savo senelio. Aš dovanėlės padėjau senelį krauti maišą. Jisai turi daug dovanėlių. O kur mano senelis? Vaikučiai, ar mes laukiam Kalėdų senelio? Taip! Tai gal kaip nors pakviečiam, gal jisai ateis? Ką? Sakom, Kalėdų senelį! Kalėdų senelį! Ateiki greičiau! Ateiki greičiau! Štai mano senelis! Štai, senelis! Taip skubėjau, taip lėkiau, jau maniau pavėlavau. Net per langutį žiūrėjau, visą jūsų spektakliuką mačiau. Oi, kaip čia šilta, kaip jauku, kiek daug gražių vaikų. O šiaurėje tai vėjai pučia. Būkite sveiki, vaikučiai.
Kai paaugo tie didžiuliai, pernai buvo dar mažiukai. Tai turbūt daug valgot, kad tokie užaugo. Na, parodykit, ar stiprus rakutis, ar garsiai nori. O kojytės ar stiprios? Na, atsitupam visi ir atsistojam. Dar kartą atsitupam, atsistojam. Atsitupam, stojam, tupam, stojam, tupam, stojam. Niekas nenugriuvo. Nu, šaunuoliai, stiprus vaikučiai. Oi, matau, geros kojytės, stiprios rankytės, galima bus pašokti, žaidimų pažaisti. O dabar, vaikučiai, ilgą kelią keliavau iš šiaurės. Ir kad kelias nebūtų toks ilgas, tai dainelę dainavau. Tai ir jums padariau. Vaikučiai, paplojam. Su koja trepsėtų į pradės. Kokia čia žiema, galvoju. Ir važiuokit, po eglutę stebuklingą dūdelę turiu. Kai tik ją užgroju, iškart atkeliauja speigas, šaltis ir sniegas. Todėl šiaurėje visada pilna sniegų. Tai aš dabar pagrosiu šitą dūdelę, kad ir pas jūs atkeliautų sniegų. Vaikučiai, ir pas jūs atkeliaus sniegų. Kaip gražu. Oi, senelė, kaip tu mums gražiai pagrojai. Taip, vaikučiai, tai gal mes irgi seneliui pašokam dar kokį šokį? Ar pašoksim? Ką? Nu tai... Viena koja patrepsė, kita koja patrepsė. Viena koja patrepsė, kita koja patrepsė. Apsisuk ir viens dūnys, la 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 la.
Bet paskui atsiprašė, paglostė. Labai geri vaikučiai buvo. Noriu paklausyti dar jūsų, ką jūsų širdutės. Aš turiu stebuklingas ausis Kalėdų senio, jos girdi, ko jūsų širdutės nori. Paklausysiu, ką jis sako. Širdutė sako, tuk, 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 noriu dovanų. Tavo ką širdutė sako? Tuk, 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 sako, dovanų noriu. Oi, kiek visi dovanų nori. Tuk, 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 dovanų noriu, sako širdutė. Ir visi vaikučiai dovanų nori. Dovanėlių norit visi. O ką? Širdutė sako jūsų. Sako, noriu dar vaikų. Dovanų nori, ar kaip visi nori dovanų. Visi nori dovanų vaikai, taip? O kas nori dar dovanų nuo Kalėdų senelio iš tėvelių, ištieskit rankeles į Kalėdų senį. Na? Norim visi norim dovanėlių. Laimės jums, džiaugsmo, kalėdinio stebuklo, daug šilumos ir šypsenų. Ačiū Kalėdų seneliui. Na, vaikučiai, dabar kalėdinį traukinuką padarysim ir važiuosim prie dovanų maišelio. Na, duokit rankeles, susikabinkit visi traukinukas. Traukinukų, gi gadina, net mokam. Tai traukinukas, taip. Duok rankeles. Dinėra, ne į tą pusę. Ir atkeliavo prie maišto. Na, tai ar mokat kokį vyriausiuką? Kas gudresnis? Nu gerai, nori vieną paimti? Nėra, ne iš tos pusės. Ne iš tos pusės. Iš va šitos. Lupt jau.